Klaipėdietė Žana X Faktoriaus atrankas, galima sakyti, atplaukė pasipuošusi elegantišką dangaus žydrumo suknele. Žana, jūs kaip gracingai mokate paduoti ranką, jūs labai gerų manierų. Bet jai pasitinkama pagal rūbą, palydima pagal protą. Baigiau mokslus žurnalistiką ir advokatūrą ir visokių turiu laipsnių, tikrai nemažai. Visus šiuos laipsnius Žana įgijo ne bet kur, o pačiame Sankt Peterburge. Tad dabar iki pilnos laimės jai betrūksta dviejų dalykų – X Faktoriaus diplomo ir... Noriu jachtos savo, tokios snieginis, pirmas sniego, baltas sniego. Esu užsispyrusi, tikrai. Ir labai mėgstu, kai gaunu, ko noriu. Ir, kaip sakė Žana, jei ko nors labai nori, ji tiesiog ateina ir pasiima. Aš neturiu jums ko čia prikaišiot net. Aš gal net užsičiaupsiu ir geriau būsiu jūsų vergas, negu teisėjas. Turit 4, taip. Labai ačiū. Pasimatysim kitame etape. O kitame etape, viską gerai apgalvojusi, Žana pasitelkė sunkiąją artileriją. Pirmą kartą teisėjus nuginklavusi elegantišką suknelę, klaipėdietė visas viltis sudėjo į aukštakulnius. Tu išsinarinsi kojas? Ne, tikrai ne. Turi daug jėgų, turi daug stiprybės, turi daug pasitikėjimo savimi, tai pirmiausia. Tai va, kažkaip pakovosim dar. Ar pasiteisins Žanos strategija? O gal ji nustebins ne tik ekstremaliais išvaizdos pokyčiais? Labas, Žana, kaip tu gyveni? Puikiai. Gerai nusteikusi? Tai aišku. Drąsi? Aišku. Nieko nebijai? Truputėlį. Ar labai nori likti, ar jau tau čia pabodo? Aišku, ne. Norėčiau. Gerai, tada sudainuok, aš kaip suprantu, iš tavo apsirengimo ir visos povyzos ir balso, dainuosi kažką labai švelnaus. Ne. Ne. Truputėlį nustebinsi. Aš visai kitokia. Suknelė tik tai nusiplėšia. Gerai, Žana, klausom tavęs, būk drąsi. Menų kostiumas. Kitais jos nieks nepakeis. Hei, ačiū, kad žiūrėjai. Ar nori dar daugiau video? Jeigu taip, spausk prenumeruoti. Daugiau apie X Faktorių naujienų ir pramogų portale tv3.lt.